Ok, tai dar papasakosiu labai trumpą istoriją susijusiu su šita suknele. Čia jinai tokia ilga, tokia graži, nežinau kaip čia parodyti, kaip čia sutilpti į tą ekraną. Žodžiu, labai graži, įdėsiu dar į sekantį video, dar vieną nuotrauką, kelias nuotraukas, kaip aš atrodžiu su jie Indijai. Turiu tenais keletą labai gerų draugų, nes Indijai buvau jau keletą kartų ir šita raudona spalva, va būtent šita suknelė, ir panašios pas juos yra vestuviniai rūbai. Bet žodžiu, aš įsirinkau su savo draugė Indiją šitą suknelę, jinai man rekomendavo, nes mes kalbėjomės apie energijas, žodžiu, apie tos visas tradicijas, apie papročius, apie magiją, žodžiu, kristalus, tos, žinai, visus tos dalykėlius, žinai, kurie man yra labai įdomus. Tikiu, kad yra įdomus ir tau. Tai žodžiu, kalbėjomės apie šitos visus dalykus ir parduotuvė man vis dėlto išrinko šią suknelę. Aš tai nusipirkau mėlyną, žydrą ir jinai man pasakė, tu būtinai turi turėti šitą raudoną suknelę. Gerai galvoju, jeigu sako, tai žino, bet to tikrai tokia graži spalva, aš raudoną labai retai kada renkuosi rūbą. Ok, tokia šventiška, tokia faina. Mes, žodžiu, mes ten darėm tokius eksperimentinius, energetinius tokius eksperimentukus. Žinok, nerealiai buvo faina, dėl ko užsikabliavau labai, bet čia dar viena atskira tema, vienu žodžiu. Tai va, tą suknelę parsivežiau, bet suprantat, mes važiavom ir į miestą, mes važiavom ir į svečius, ir aš ten buvau dar su keletą lietuvių, nes porą lietuvių antrą kartą buvau. Ir jisai, mano kolega, irgi nusipirko raudoną tokį apdarą, bet tokį kaip suknelę, žinot, kaip pas indus vyrus būna tokie, pamiršau dabar žodžių, žodžiu, vyriškos suknelės, tokie kaip naktinukai, ar ne, ir dar po to kelnes, juk papačia dedasi, mergaitės dedasi timpas prie visų šitų, žodžiu, suknyčių, vis tiek nuogom kojom negali būti. Vienu žodžiu, jisai apsirengė raudonai, nes mes dar tą vakarą į vakarėlį, po to važiavom pas direktorę. Ir žodžiu, jisai apsirengė raudonai, aš apsirengiau raudonai, ten kaip prisimenat, buvau chna prisidariusi ant savo rankų, nes man labai patinka, ypač kai indės daro, ten žodžiu tradiciniai jų tie papuošimai visi, atsivežiau čia chna, bet vis dar nepasidarau, keletą kartų tik buvau pasidariusi, žodžiu, visą tokia graži, su chna, su apdarais, ten toksai šalis, žodžiu, raudonas timpas, aišku, baltikėdai, nesvarbu. Ir mes varom per miestą, varom pas direktorę, ten į kitas šventes, ten, žodžiu, visur pasitikimai, visur koncertai, visur raudonas skyrius. Ir, žodžiu, visi juokėsi, veža mus mašinai kikena, veža mūsų autobusų ten privačių irgi kikena, kur beinam visi taip pagarbiai, bet taip kikena ir visi šnapžas ir būtent fotografuojasi su manim, žodžiu, ir su mano to draugeliu, po to mūsų statė abu, šiaip mes abu daug kur buvom, nes vis tiek lietuviai.